И мы должны найти способ, чтобы мы выработали единую политику в отношении этой черной горы в Европе, этого преступника, первое преступление человека во главе государства, который незаконно удерживает власть. Tačiau europarlamentaras Vytautas Landsbergis ragina nepasitikėti Rusijai ir Vladimiru Putinu. Tačiau Lukašenkos likimas bus sprendžiamas rytuose ir naivu tikėtis, kad tai bus laisvės ir demokratijos naudai. Вся эта ситуация и то, что произошло и происходит дальше, крайне невыгодно для Александра Лукашенко. Так что он вообще сошел с ума. Или он и не был очень умным, но хотя иногда он казался очень хитрым. Europarlamentaras abejoja visas Baltarusijos KGB tarnauja Lukašenkai. Šiandien iš Baltarusijos kalėjimų paleista apie 300 suimtųjų dalyvių, dar apie 200 įtaikinimų. Neseniai apygardos vyriausiojo prokuroro postą grąžintas Kęstutis Kretingis gali vėl jo netekti. Generalinė prokuratūra iš naujo bando teismus jį atleisti. Esą Kretingis pareiškė, kad prokurorai netarnauja visuomenei, pažemino prokuratūros vardą. Pasvelintis kaltinimus jį. Prieš 2 mėnesius Kauno pedofilijos bylos tyrimui vadovavus apygardos vyriausiąjį prokurorą Kęstutį Kretingį teismas grąžino į darbą. Teismas nurodė, kad prokuroras buvo atleistas pažeidęs procedūras, tačiau Kretingis vėl gali netekti savo posto, mat generalinė prokuratūra persigalvojo ir nusprendė per teismus jį vėl pažeminti pareigūnus. Prokuroras mano, kad Kretingis, sakydamas atsakingas už įvykius Kaune, teikėme išsamią informaciją, teikė klaidingą. Jis būtent sakydamas tai, kad prokurorai tarnauja žmonėms. Prokurorai netarnauja visuomeniai, sugriovė didelę prokuratūros instituciją. Žmonės nusprendė tik pakeitus į prokuratūrą. Jis ragino aukščiausius šalies pareigūnus vadovus, kad jie slepia būtent ir palaiko nusikaltėlį. Kretingis tikino, kad nors generalinės prokuratūros žingsnis jam buvęs netikėtas, o jo sprendimas esą pakenktų jo pradėtiems darbams, pertvarkant prokuratūros sistemą. Tačiau prokuroro bylos padėti Kauno apygardos prokuratūros pareiškė nepasitikėti teisėjų dalyje ir paprašė ją nusivalinti nuo bylos nagrinėjimo. Kretingis teigė, esą tie patys teisėjai anksčiau panaikino laikinąsias apsaugos priemonės, sprendžiant jo atleidimo teisėtumą, dėl to nagrinėti bylą jie gali būti šališki. Jeigu teisėjai išreiškia savo nuomonę vienokiu ar kitokiu procesu, bet priimdami sprendimus, jau ir tarptautinių teismų praktika yra tokia, kad teisėjai negali nagrinėti iš naujo tų pačių klausimų, kalbu kaip aukštesnė instancija, šiuo atveju yra galutinė. Generalinė prokuratūra Kretingį atleido esą dėl to, kad šis vengė prisiimti atsakomybę už Kauno pedofilijos bylos tyrimą ir jos kontrolę. Be to, žiniasklaidai komentuodamas bylos detalės, Kretingis pažėrė neargumentuotos kritikos prokuratūrai kaip institucijai. Kauno Gavyno miškų cirko vadovas sulaukė bausmės dėl savo augintinio smarkiai sužalotos cirko darbuotojos. Teismas buvo specialistas atsisveikinai. Prokuroras taip pat prašo konfiskuoti agresyvią naštą. Tačiau teismas nusprendė vėl palikti cirką. Ąžuolyno meškučių cirko direktorius Nikolajus Zobovas nuteistas 3 metams lygtinai už tai, kad per aplaidumą iš narvo ištrūkusi viena jo augintinių 11 metų meškutė Vida prieš porą metų sužalojo cirke neteisėtai tada dirbusią pensininkę. Žvėris moteriai nupiešė skalpą, aptražė kitas kūno vietas, nukando pirštą. Per stebuklą likusi gyva nukentėjusioji buvo 12 kartų operuota ir tapo neįgali. Teismo sprendimu kaunietis cirko vadovas turės sumokėti daugiau kaip 25 000 litų valstybinėms ligonių kasoms už moters gydymą ir nukentėjusiai atlyginti 50 000 litų neturtinę žalą. Teismas vienybės moteriai įgaliojo per pusmetį 60 valandų neatlyginamą